Nesu tikras filmuotojas, žinokit, nes įeidamas loftą pafilmavau, po to pamiršau. Bet susimatavom viską erdvę, pasiėmiau šį kartą lazerinį matuoklį, tai labai greit, 1, 2, 1, 2 viskas ir porą šūvių ir turi visas erdvės. O anksčiau būdavo su metru varydom, tai ten žaidė, ten gabaliukai sudėdinėjai, nu toks. Tai va, tai apsitarėm, kaip pasidėliosim maždaug, tos erdvės daug yra, idėjų yra, tai dabar bandysiu aš Photoshop'e sudėlioti. Kodėl Photoshop'e? Nes tik tai jį moka naudotis kažkiek. Tai sudėliosiu, kiek ten kas kur telpa tarp bravarų ir tą planą po to ir duosim loftui elektrą išvedžioti, nes reikia daug elektros. Ir tuo pačiu patiems turėsim visą planą, kas kaip išdėstą, kas kur guli, stovi, miega. Tai va, tai labai gerai, žodžiu. Taip pat buvo ir Erminas, tai kartu organizuojame alaus somelė čempionatą, tai irgi apsižiūrėjus erdvės. Apsidėliojom, krūvą klausimų susirašiau, susidėliosim, susiklausinėsim ir pasitarkysim. Tai pagal planą šeštadienį finalas nuo ryto vyks, o penktadienį vyks kiti dalykai visi. Irgi loftą truputį darysim prieš renginį. Alaus somelė čempionato tą pirmąjį etapą. Nu tai labai laukiu. Liko 2,5 savaitės, pirkit bilietus. Reikia į festivalį geriausia. Patį man. Tikrai. МТП tarptautinės organizacijos. Važiuojam. Ir kurgi važiuojam šį kartą? Ogi važiuojam į sandėlį. Pažiūrėsime, kiek atvažiavo alaus iš kokių bravarų į festivalį. Tai net neįsivaizduoju iš tiesų, kiek atvažiavo. Jau žinau, kiek sąskaitų gavom, žinau, kiek žadėjo išsiųsti, žinau, kiek atsivežti. Dar ne iš visų yra, bet jau. Nutiko vakar toks nuotykis su Ukrainos alumi. Ukrainiečiai išsiuntė kartu visi alų. Kaina, net nesakysiu, kiek kainavo, kosmosas visiškas. Tai alaus kaina palyginti su siuntimu yra juokinga. Bet jie užsakė paslaugą su atvežimu ir muitinės, bet tik tai muitinės, Ukrainos muitinės. Su Lietuvos muitinė jie nieko neužsakė. Tai mokėjo mes, jie tik užsakinėjo. Atvažiavo vairuotojas ukrainietis su fūra, atvežiavo, sako, kur krauti. Nerandu. Sakom, pala, o muitiniai buvai? Kokio dar muitiniai, nieko nežinau. Nu, žodžiu, apskambinam pusė Lietuvos, žodžiu, kol išsiaiškinom, ką toliau daryti, nes taip paprastai nebūna, kas veža apsiima pilnai viską. Kol galų gale radom, kas išmuitins Lietuvos pusėj, tai jį uždarė. Ir, ne policija, bet tai teritorija ir neišleidžia jo nuo vakar. Tai nežinau, šiandien išleis, ar rytoj išleis, ar kada. Tas žmogus su savo mašinais sėdi ir laukia, ir neleidžia niekur važiuoti, kol neišmuitins to alaus. Žiauru, absoliučiai žiauru. Bet būtų užsakę paslaugų su viskas būtų paprasčiau įvykę. Galvoju, kad mes mokam, bet tai čia tokia viena iš nedaugelio problemų. Kitą alų teko su DHL gabenti iš Amerikos, nes tiesiog taip yra. Tai va, tai daug labai reikalų su visais šitais dalykais yra. Ir tokių, kur atrodo, kad paprašai bravarų ir atsiųsk sąrašą alaus, atsiųsk kaip siūsi, atsiųsk kada atsiųsi, nieko ten. Toks nelabai jie pareigingi ir nelabai stengiasi. Tai kas paveda paskutinę minutę yra bravarų, kur išdūrė mus ir kas atsirado nauji, bet tokių, nesiversim detalės dėl to dalyko, bet kad žinotumėt, jog ne viskas tai vyksta kaip yra, nes žodžių sutarimai yra viena, bet praktiniai dalykai vyksta galvose žmonių kitaip truputėlį. Ir dirbam dėl to ir pirkit bilietus, nedaug liko 2 savaitės ir bus festivalis. Po 1,5 savaitės prasideda renginiai, tai reiškia, nuo pradžios savaitės turėsime alaus Kaune, turėsime
Vilniuje 5 barus su alaus renginiais, kurie skirti festivaliui. Tai labai džiaugiuosi už didelį norą, už didelę pagalbą iš tų barų, kurie su entuziazmu viską daro ir kurie ruošiasi. Ir bravarų, žinoma, vienareikšmiškai. Tai laukit VAF, aš laukiu. Raimonda nuvarė į Sebo areną pažaisti ir žiūriu, paroda yra miesto. Nu, turbūt miesto. Ir vieną nuotrauką atsiuntė man fotkinas. Tai yra 2 senukai žaidžia šachmatais prie garažų mūrinių. Ir tą nuotrauką kodėl atsiuntė? Kelis metus iš eilės mes važiuodavom, laukdavom pavasarį, kai čylo oras, kai daug saulės atsiranda. Ir važiuodavom pro tos garažus, laik žiūrėdavom, ar jau žaidžia jie ar ne. Ir kai tik saulė išlysdavo, atsidarydavo garažo vartus iki galo, įsineždavo į lauką staliuką ir žaisdavo. Nu, dabar jau ne pirmi metai, ne antri, kai nebežaidžia. Tai nežinau, kas nutiko, bet tas vaizdas būdavo kažkoks užburiantis. Ir mes su Raimonu kas kart važiuodami, žiūrėdami ir laukdami, galvojom, nu, pamatysim ar ne. Ir toks kažkaip pasikraudavo tokio pozityvo, tokio malonumo, atrodo iš nieko lygio vietoj, bet, nu, žiauriai gražu būdavo. Tai kartais miestas turi tokių detalių, kur ne visi pastebi, bet kurie visą laik sukelia šypseną, nors ir daug kart matai, bet prisiminimai, tai ta nuotrauka, kuri niekam nesusijęs, atrodo su mumis tiesiogiai, bet per tas emocijas grįžo atgal ir vėl šypsena ir kas kart matau tą nuotrauką ir vėl šypsausi. Žiauriai smagiai buvo, čia buvo Tūkstantmečio gatvėje, ten dabar dažyti spalvotai tie garažai, kelių aukštų mūriniai, tai toj vietoj žaisdavo, žiauriai gražu būdavo vaizdelis. Kaip nutinka kartais dalykai. Žinot, parašo man Tadas per čatą, sako, žiūrėk, sako, netyčia atradau tavo video, kaip darai. Gal gali mums padaryti alaus degustaciją? Sako, ar mane prisimeni? Tai Tadą žinau seniai, niekad mes draugais nebuvom, bet, kaip sakyt, viens kitą žinojom ir matėmės. Iki tol, tai, nu tai jau, kaip sakyt, daug metų praėjo, kai nei mačiau, nei girdėjau jo, bet va kaip galai suveda. Darai video, žiūrėk, ir vėl žmonės vieni kitus prisimena. Kažkaip labai smagu. Žiauriai fainas kolektyvas, iš tiesų, ne dėl to, kad Tadą žiūri ir giriu, bet todėl, kad, nu, bliam, retai, kad tokių klausimai būna taip plačiai. Dažniausiai ten kažkas konkrečiai apie ten grinai tokį arba tokį dalyką, bet čia plačiai yra apie patį verslą, apie patį kodėl taip, kodėl ne kitaip tas verslas, kodėl apie barus apskritai, toks, nu, labai plačiai buvo daug klausimų ir galiu pasakyti visiems išduot paslaptį, kad pati geriausia degustacija būna visada ta, kur būna daug klausimų. Kai tau nereikia galvoti, ką pasakot pačiam ir kurią pusę pasakot, ne dėl to, kad man sunku sugalvoti, ką pasakot, aš krypčių galiu prigalvoti daug, man čia problemos nėra toje vietoje. Bet kaip yra faina, kai žmonės uždavinėja klausimus ir plačiai uždavinėja klausimus. Ir tada jiems yra žiauriai įdomu, nes jeigu klausia, reiškia įdomu yra. O man labai lengva pasakoti, nes tada gali papasakoti ne tik tai, ką žinai, bet ir tai, kas tikrai įdomu žmonėms. Tai labai kažkaip vakar smagiai, ta degustacija gerai, kai būna. Šiaip labai jaukios degustacija būna apie 10-15 žmonių. Jos tokios būna pačios turbūt jaukiausias iš visų. Nes kai žmonių būna per daug, tai tada dažnai būna susikausimas arba tylėjimas visų. O čia toks, nu, geras dydis mano degustacijos, toks teisingas. Tai labai po rytinio gauto rašto, po vizito veterinarinės labai pozityviai kažkaip pabaigiau vakarą.